pašnekinsim šios du malonios dvasios nešėjus. Prašom, pristatykit ir pasidalinkit savo dvasinių džiaugsmų, laimę. Aleliuja, aleliuja. Broliai ir seserys, turim stiprinti savo tikėjimą. Dėl to pradžiai pasimelskime. Aš jūs kviesčiau visus surasti širdies ramybę ir susikaupti maldai. Todėl kviečiu prisijungti prie mūsų pačios didingiausios maldos Tėve mūsų. Turiu klausimų. Pirmiausia, šventai motinai. Taip, prašom. Tėve mūsų girdėjusi žodžiai kaip danguje, taip ir ant žemės. Ar tai reiškia, kad danguje yra tokios nelaimės, tiek daug karų ir dievai kariauja tarpusavyje? Ne, tai dangui Dievas ir čia Dievų, ta prasme, ne, kad Dievo valia visur ir kaip Dievas sukūrė žemę, sukūrė dangų, tai jeigu dangui gerai, tai ir ant žemės gerai. Bet kad žemės yra blogai. O tai todėl, kad yra, žinot, šėtonas ir čia Dievas kaip ir, už tai mes turim labai skleisti savo maldom, pasiaukojimu, gerais darbais, Dievo karalystę žemėje plėsti, nes tas blogis ateina iš šėtono, tas blogis ateina iš velnio ir mes turim kaip ir, nebūti. Gimstant Dievui kartu gimsta velnias, tokia tiesa. Ar ir tai tikėjimo tiesa netitinka tiesos? Aš tikiu, kad mane sukūrė Dievas ir kad man reikia saugotis velnio ir aš taip tikiu. Aš tikiu, kad Dievas yra ir aš turiu labai... Ir velnę sukūrė. Ar Dievas velnę sukūrė? Velnės pats susikūrė. Aš nelabai žinau, aš tikiu. Aš labai šventai tikiu, kad jeigu aš gyvensiu dorai, eisiu iš pažinties, melsiuos, gyvensiu kaip moko vienintelis tiesos žinovas, jo ekscelencija mūsų popiežius, kuris tikrai žino tą tiesos žodį, kaip jisai pasakys, taip ir bus. Tai aš jūs kvieščiau mūsų autoriteto paklausti. Aš dar turiu klausimą motinai šventai. Ar jūs radot ramybę? Jūs daug metų meldėtės, ėjot iš pažinties, laikėtės gavos sakramentus. Ar jūs radot ramybę? Ir ar jūs radot žmonių, tikinčių žmonių, kurie rado tokią ramybę? Man ramu, žinokit, aš užsidarau savo celiai, pasimeldžiu, kaip ir ramu, man ramu. Ir aš jums visiems tos ramybės taip pat linkiu. Bet jos neturi. Kaip ir ramu man. O kodėl reikėtų eiti į vienuolyną, o negyventi su ramybėj pasaulyje? Kad kažkaip taip gaunasi vienuolyne labai gerai. O kas duoda maistą? Pasaulyje labai daug pagundų visokių. Pagundų ir nuodėmių ir labai sunku taip išlaikyti šventą dvasią ir širdies tyrumą. Tai mažiausiai pagundų numirus. Jau taip, turbūt, kad jo, bet už tai reikia labai gerai gyventi ir dorai ir sąžiningai ir nuodėmių nedaryti ir klausyti jo ekscelencijos. Ar tai reikštų, kad medis turėtų būti be šaknų, nes šaknis yra tamsoj, nuo kurios mes bėgam? Ar nėra, kad Dievas bėga nuo savo pasąmonės, kurio yra velnias, bet tada nėra šaknų? Ar nereikėtų transformuoti velnę ir visas žemas energijas į dieviškas? Čia tą doktriną šventas mūsų popiežius jo ekscelencijai gali atsakyti iš tokius doktrinos jau... Malonu klausimą popiežiui. Kur ieškotumėt popiežiaus? Kokią miestą? Vilniui. Tai kur jis ten gyvena? Kauno pily. Bet Vilniui? Jo. Vadovauja monstrancijai, tai jau yra specialybė ta monstrancija. Monstrancija? Taip. Vadovauja visam tikėjimui. O kam jis vadovauja? Dievui. Popiežiui? Taip, Dievui. Sakė, kad reikia gerbti tėvą ir motiną. Ar neteina pagarba tėvams iš pagarbos vaikams? Kad pirminė yra pagarba vaikams? Ne.
reikia gerbti tėvą ir motiną. Čia abejonių neturi būti. Turim stiprinti tikėjimą. O jeigu man abejonės kyla ir aš matau, kad Reiktų. vaikai negerbė tėvų, todėl kad tėvai negerbė vaikų, iš kur tą tikėjimą gauti ir pagarbą? Jeigu aš matau, kad tėvai nei gerbė, nei myli vaikus, iš kur jie imti? Ar reikėtų naudoti jėgą, kaip iki šiol naudojo šventasis tėvas su savo pasiuntiniais? Kartais tenka. Reiktų stipriau tikėti ir pasimelsti. Turėtų padėti. Šventoji dvasia tada jums apšviestų, jūs maldoj pamatytumėt visus atsakymus, o dabar kalbate kaip eretikas. Bet kokį atsakymą šventoji motina yra gavusi, jeigu nei viena negali atsakyti? Aš dar man turbūt Per silpnas tikėjimas. Aš per mažai meldžiuosi tikriausiai, bet man ir šventas tėvas sako, kad man reikia daugiau melstis. Taip. Pasaulio sukūrime pirmiausia yra sukuriami žemė, dangus, vandenys, o paskui tik tai žvaigždės. Tikrovėje buvo kitaip. Ar Dievas nežinojo, ar šventajam popiežiui perdavė klaidingai? Kaip tai atsitiko? Kaip Dievas sukūrė, taip ir įvyko. Ir čia abejoti nereiktų. Taip įvyko rašant knygą, bet tikrovėje taip nebuvo. Tikrovė, tai jūs turite omeny, kaip mokslininkai sako. Taip. Reiktų sudeginti juos. Ne kaip mokslininkai sako, bet kaip jie randa, kad yra, ir tada sako. Ar reiškia, kad reikia sudeginti saulę ir žemę, ar tik mokslininkus? Vat reiktų tos mokslininkus atvesti čia man. Aš jam parodyčiau, kaip šventam rašte parašyta. Taip. Kas atsirado 5 dieną? O 5. Vandenys tai išduoda plaukiančias gyvas esybės ir sparnuočius. Esybės ir sparnuočiai. O 3 dieną kas? O 3. Vandenys. Taip. Reiškia, mėnulis ir saulė atsirado po vandenų. Taip. Pirmas susikūrė vandenys, o po to saulės sistema. Žinoma. Ačiū. Labai malonu tokių išmintingų pastebėjimų išgirsti. Kaip šventasis popiežius vertina, žiūri į pedofiliją ir kaip bandys tą kaltę išpirkti prieš milijonus žmonių. Nedidelis čia dalykas. Pravesiu mokymą tarnams, kad daugiau su tais vaikais neprasidėtų. Tai jau čia ne iš vieno girdžiu. Tonas mus puola, dergia mūsų šventą bažnyčią. Kas be ko? Čia nukreipta, čia dabar susivienijo viso šėtono pajėgos prieš pasaulio pabaigai. Nieko, mūsų tikėjimas tvirtas, jau 2000 metų nepajudinama. Nepajudinamai pedofiliškas. Dabar mes perinam į 3 šalis. Kryžiaus karai. Teko atversti netikinčiuosius į šventą tikėjimą. Inkvizicija. Vienas iš proceso žingsnių. Taip. Visi žemėje lygus prieš Dievą. Bet Dievas išsirinko tautą. Kodėl čia Dievas suklydo? Tai buvo pradžia. Kažkur vis tiek turėjo būti pradžia ir Dievas tai pradėjo. Jeigu jis tai pradėjo, reiškia, buvo fašistiškai. Tai tada fašistiškai tęsiam. Trečiadienį kasmetinis vieno švenčiausių krikščionių bažnyčių valymas virto triukšmingomis konkuruojančių dvasininkų peštynėmis, kai vienuoliai susivaidijo Kristaus gimimo bažnyčioje. Jie vieni kitus tvatijo šluotomis tol, kol atvyko policija. Senovinė bažnyčia pastatyta Jėzaus gimimo vietoje Betliejuje dalyjosi 3 krikščionių denominacijos – Romos katalikai, armėnai ir graikų ortodoksai. Trečiadienį susigrūmė graikų stačiatikiai ir armėnų dvasininkai. Abi pusės viena kitą kaltino braunantis į jiems nepriklausančias Kristaus gimimo bažnyčios vietas. Taip, visur būna iš centro
pasklinda po visą pasaulį šviesa. Ir fašizmas. Nesakyčiau, taip nederėtų šnekėti. Kodėl krikštėt per prievartą? Ir neleidžiat atsikrikštyti? Tokios prievartos tai niekada nebuvo. Žmonės laisvi ir jie pasirenka savo tikėjimą. Kūdikiai. Tėvai parenka. Tai ar gali vaikai gerbti tėvus, jeigu juos užkrečia tikėjimu, infekuoja to mintim? Neinfekuoja, tiesiog vaikai dar maži ir sąmoningai, jie nepažįsta to šviesos, to Dievo gerumo, tos visos palaimos, kurie ateina per tikėjimą. Ir tėvai pasirūpina vaikais, kad jų vaikai nuo mažumės jų būtų šventi. Ir apsauga. Bet čia yra prievartinė, prievarta, tas pat kaip fašizmas, tas pat kaip komunizmas. Taip pat duoda apsaugą labai kietą rėmus ir tai yra, jų taip pat yra apsauga, bet irgi prievartinė. Jūs netaip suprantate, Dievas yra gėris, mes gėrį duodame. Tai komunizmas irgi yra gėris. O ko jūs manyksit, kuo komunizmas yra blogesnis, komunistai blogesni už katalikus? Aš pasimelsiu. Taip, dar turiu klausimą. Saulė yra šviesos ir šilumos šaltinis. Ar taip, Dieve, esi motina? Kila klausimas, ar ją reikėtų pašildyti dar? Pašviesti, užpildyti? O iš kur jums toks klausimas? Ar reikėtų, sakykit? Ne. Sakykit, Dievas yra meilė? Daugiau. Daugiau. Ar reikia Dievą mylėti? Žinoma, visai širdim. Bet jeigu saulė yra šiluma ir jos nereikia šildyti, kodėl Dievas yra meilė, o jį reikia mylėti? Kad sustiprintumėm savo tikėjimą. Tai reikia atsiverti. Išeini ant saulės ir šildaisi. Atsiveri Dievui, bet jo mylėti nereikia. Reikia mylėti. Tada reikia saulę šildyti. Jūs teisingai šnekat. Va, atsiveriat ir viskas vyksta. Dar geriau, jeigu pasimelstumėt. Jeigu pasimeldi, iš karto reikia užsiimti, nusileisti į protą, į burną ir taukšti niekus, kurie nereikalingi. Važiuokit, gėlė nesimeldžia, saulė nesimeldžia, paukščiai nesimeldžia, visi čiulba, žydi, skleidžia arba meditatorius. Dar toks neįsivystęs. Gėlė tai čia kas kita. Gėlė dar mažiau užsivyščiusi. O žmogus toks... Kurią dieną atsirado gėlės pasaulyje? Daug anksčiau, daug anksčiau. Bet o žmogus dar tik pirmų žingsnių žengia, jam reikia parodyti kelią. Tai jis dar tamsesnis negu kad augalas. Taip, jam reikia tiesiog pats tamsiausias sudėjimas žemėje. Apšviesti tą šviesą ir parodyti kelią link Dievo. Tokia mūsų misija. O ar nereikia būtų parodyti link laimės, link džiaugsmo, link meilės, link laisvės? Jeigu taip nuoširdžiai melsis ir bus taip stipriai tikėjime, visą tai atsitiks. Kad tai nei vienam neatsitiko. Nei vieno atpalaiduoto, nei vieno mylinčio, nei vieno atsipalaidavusio, nei vieno radusio ramybę. Bet galit suprast, koks mano darbas sunkus. Suprantu.